Pirmasis sustojimas Antano Smetonos Užulėnis. Čia jo šeimos gimtosios sodybos pamatai, dvaras ir mokykla, kurią jis globojo. Nuo Vilniaus iki Antano Smetonos gimtojo Užulenio vos valanda kelio automobiliu. Prie dvaro yra tiesioginis privažiavimas, tačiau navigacija kažkodėl veda pro Lėno miestelį. Tarp kitko, Lėnas yra vietinės Romos katalikų bažnyčios administracinis centras. Pravažiuojame Lėną. Darome staigų posūkį ir šiek tiek pavažiavę atsidurime Antano Smetonos gimtajame Užulenyje. Atstumas tarp gyvenviečių visiškai nedidelis. Jei nebūtų pavadinimų, galima būtų pagalvoti, kad tai viena ir ta pati gyvenvietė. Informacinės lentelės rodo kryptį į dvaro pusę. Išsaugotos senų medžių alėjos pakeliui į dvarą. Ir geras parkingas. Yra svečių namai, kuriuose galima išsinuomoti neblogą kambarį. Parai vos 50 eurų. Tolumoje nuo miestelio šurmulio. Gamta, ežeras, dviračiai, kas gali būti geriau. Svečių namuose yra restoranas, kuriame pagamins jums pusryčius. Pietauti galima nuvažiuoti į Taujėnų miestelį, kuris yra čia pat. Užulenio svečių namai ir Antano Smetonos dvaras randasi šalia labai gražaus Lėno ežero. Dėl šios priežasties ir rašau, kad čia bent kelioms dienoms apsistoti apsimoka. Ežeras, grybai, uogos ir visiška ramybė. Šalia ežero dvaro teritorijoje yra gerai įrengtas pirties namas, kurį galima išsinuomoti. Šiek tiek apie tai, koks mums pasirodė Antano Smetonos dvaras. Tai tikrai didelis 3 aukštų namas, kurio išorę galima priskirti prie lietuviškojo tarpukario modernizmo stiliaus. Iš vietinio darbuotojo sužinojau, kad Smetona, norėdamas statyti, pasiėmė paskolą. Tokia versija. Kai kurie pastato kambarių kampai sutvarkyti taip, kaip buvo prie Smetonų. Tuo galima įsitikinti, žvelgiant į ant sienų kabančias nuotraukas, kuriuose užfiksuoti namo kambariai. Jei lyginti Smetonų namą ir Bučių šeimos namą Kaune, tai abu namus būtų galima priskirti tam pačiam modernizmo stiliui. Tik štai Salomėjos Nėries namas, mano nuomonė, jaukesnis ir geriau įrengtas. Išlikę autentiški ąžuoliniai laiptai. Jie nuostabiai girgžda. Visuose kambariuose pačio Antano Smetonos ir jo šeimos asmenų nuotraukos. Žiūrėdamas į ministrų ir valdininkų veidus, supranti, kad šiame name ir buvo padėti pagrindai pusbrolių ir švogerių respublikai. Seserys, seserų žentai ir kiti giminaičiai. Visi buvo sutupdyti į šiltas valstybinės vietas. Išvažiavus iš Antano Smetonos dvaro muziejus ir truputį pavažiavus, pasukus į kairę, surasite Smetonų šeimos sodybvietę. Tai Antano Smetonos tėvų namo pamatai. Tai yra tiesa yra žyma ir maketas. Buvo įdomu čia pastovėti, paragauti nukritusių obuolių iš obels užaugusios Smetonų tėviškėje. Beje, tie alyviniai obuoliai dar neprinokę, šiek tiek rūgštoki, bet patirtis įdomi.